Šiemet spalio 2 dieną minėjome Lietuvos policijos įkūrimo 95-asias metines. Prienuose šiuo metu dirba 80 pareigūnų, kurie prižiūri tvarką mūsų mieste ir rajone. Nors Prienų rajone įvykdoma daug nusikaltimų, bet jų išaiškinimas yra vienas geriausių apskrities mastu. Na, o šią dieną Prienų policijos pareigūnai paminėjo Alytuje, o penktadienį ryte Prienų bažnyčioje buvo laikomos mišios, po kurių jie nužygiavo iškilmingą minėjimą Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Sveikiname policijos pareigūnus su Angelų sargų diena ir linkime sėkmės jų atsakingame ir sunkiame darbe. Kokiomis nuotaikomis Prienų pareigūnai pasitinka savo profesinę šventę? Manau, kad geromis. Tokią šventę turim tik tai kartą per metus ir kaip matot, kolegos pasitempę su paradinėmis uniformomis, su geromis nuotaikomis, su šypsena veide, einam į priekį ir nesižvalgom atgal. Kaip Prienų komisariatui sekėsi išsiaiškinti nusikaltimus? Šiais metais mūsų rezultatai yra pakankamai stabilūs ir šiek tiek net viršyje šalies vidurkį. Labai sunkių nusikaltimų, kurie daro didžiausią žalą, mes esam atskleidę visus. Šiek tiek yra gal prastesnių rezultatų kitose sferose, bet tai, kur yra pagrindas ir kur yra svarbiausia, ten, manau, mes stovim stipriai ir tvirtai. Ar Prienuose dirba pakankamai pareigūnų, kad gyventojai jaustųsi saugus? Norėtųsi, kad jų dirbtų daugiau, bet dėja yra taip, kaip yra ir su tomis pajėgomis, kurias mes turime, mes stengiamės maksimaliai užtikrinti žmonių saugumą ir tvarką, ir viešąją tvarką mieste, rajone. Kaip Prienų komisariatas atrodo tarp kitų apskrities komisariatų? Norėčiau pasakyti, kad mūsų teritorija ir gyventojų skaičius ir jos dydis Alytaus apskrities policijos komisariato struktūroje yra antra po pačio apskrities komisariato. Tai esam gausiausiai ir veikų skaičiumi, ir kaip sakiau, gyventojų teritorijos skaičiumi. Ir čia mes turim sudėtingų situacijų, bet kaip ir minėjau, mes iš tiesų tikrai atlaikom tai, ką mums duoda mūsų bendruomenė, tyriam, stengiamės, prižiūrim. Manyčiau, nėra blogi rezultatai. Ar užtenka lėšų vykdyti savo veiklai? Kiek mums skiria lėšų, su tomis lėšomis mes ir tarnaujam. Iš tiesų, pagrindinės funkcijas, manau, kad mes pajėgus užtikrinti. Atlyginimai tikrai kolegoms, pavaldiniams nevėluoja. Autoūkis, parkas visada turi benzino, kuro. Todėl manau, kad mes pajėgus šiai dienai dar prižiūrėti tvarką. Ko palinkėtumėte savo kolegams šios šventės progą? Linkėti reikėtų daug visko. Iš tiesų, visų pirma, vidinės ramybės, ko dažniausiai trūksta. Susilaukti kuo mažiau priekaištų, nepasitenkinimų iš visuomenės, sulaukti galų gale visuomenės paramos ir pagalbos, nes be jos mes vieni lauke ne kariai. Ir stipriai, garbingai eiti tas pareigas, kurios iš tiesų nelengva. Ir profesinė prasme, ir socialinė, ir gyvensinė. Labadiena, gerbiami kolegos, svečiai. Šią savaitę minime policijos angelų, policijos dieną. Vyksta renginiai visą savaitę. Mūsų šventė, kaip žinome, spalio 2, tačiau tą tikrąją mūsų dieną mes šventėme apskrityje. Todėl šiandieną susirinkome Prienuose paminėti Lietuvos policijos 95-ųjų įkūrimo metinį. Kaip sakoma, nedaug liko ir būsime mes jau amžini. Atrodo, dar ne taip senai, atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas, 90-ųjų gruodžio 11 buvo priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena spalio 2. Jau 23 metus spalio 2 švenčiame atkurtą Angelų sargų policijos dieną. Atėjo laikas, kai Lietuvos policijoje ir tarpe mūsų tarnauja tie, kurie gimė nepriklausomoje valstybėje. Nepaisant šalį ir policiją užgriuvusių ekonominių bei kitų sunkumų, mūsų kartos uždavinys ir rūpestis perduoti šios garbingos profesijos tęsėjams, iš veteranų perimtą, mūsų pačių sukauptą tradicijų ir garantijų, nuopelnų ir nuopolių, žinių ir patirties rinkinį. Atsakingas, o kartais ir labai pavojingas jūsų darbas ne visuomet susilaukia dėkingumo ir deramo įvertinimo. Kasdieną susidurite su rajono bendruomenės skauduliais, gana dažnai ir kartais be pagrindo, tačiau solidžiai
Išlaikytai ir ramiai išklausote ir tam tikrą prasme savyje sugeriate visuomenėje egzistuojantį socialinį pyktį, nepagarbų žodį, įžeidimą ar agresiją. Šiandieną išbandymo visuomenėje egzaminus mes dar išlaikome, nes paskutinių apklausų duomenimis policija pasitikė virš 60% šalies gyventojų. O tai atsiranda ne pamojus burtų lazdele ir ne per 1 metus. Galima būtų išvardinti šimtus atvejų, kai jūs išgelbėjote gyvybę, užkirtote kelią nusikaltimui ir padėjote jį išaiškinti, sulaikėte pavojingus nusikaltėlius, kitus įstatymų pažeidėjus. Tad baigdamas norėčiau padėkoti visiems, pradedant visada mums palaikančią savivaldybę ir jos vadovams, kolegoms iš kitų teisėsaugos teisėtvarkos institucijų, visada ir visko besidominčią žiniasklaidą, galių gale kiekvienam dorą gyvenimo būdą vedančiam Prienų rajono gyventojui. Na, o jums, mėly kolegos, norėčiau padėkoti visiems ir kiekvienam atskirai. Visų pirma už tai, kad pasirinkote ir ne 1 metus ištikimai tarnaujate šiai atsakingai, reikalaujančiai nepaprastai daug atkaklumo, stiprybės ir išbandymų profesijai. Už sąžiningai ir atsakingai atliekamą pareigą, kuri neatsiejama nuo pagalbos žmogui ir kovos su įstatymų pažeidėjais, kuris skatina visuomenę keistis. Tegul ramios būna jūsų budėjimo naktys, tegul saugios ir sveikos būna jūsų atskiro padėkos žodžio nusipelnusios šeimos, kurios kiekvieną rytą išleidžia, o vakare sutinka sugrįžtančius iš tarnybos. Tegul mažėja nusikaltimų ir nelaimių, tegul žmonės būna geresni vieni kitiems. Tegul jūsų atsakingą darbą visada lydi sėkmė ir angelas sargas.